Labas vakaras. Šiandien reportaže puslapiai bushcraft.lt papasakosime apie vieną galimų variantų rinkinėlių skirtų įžiebti ugnį stovyklavietėje ar šiaip gamtoje. Matote, rinkinį sudėjome į neperšlampantį ir daugkartinio užsegimo maišelį ir trumpai pakalbėsime apie turinį, kas jame įdėta. Turime Fire Steelą, vieną iš ugnies įžiebimo priemonių. Dar viena tokia priemonė yra degtukai. Kad jie neišsibarstytų, tiesiog suklijavau elektros izoliacijos juostele ir degtukų dėžutės šonas įžiebimui. Toliau priemonės pradiniam ugnies įdegimui. Į mažą neperšlampantį maišelį, tiesiog kad nesusiteptų kitos priemonės, sudėjome vatos gabaliukus, mirkytus vazeline. Galime degti tiesiog paprastai vatą, tačiau vata neįmirkyta, neimpregnuota, sudega labai greitai ir nei šakelės, nei didesni pagaliukai nespėja įsidegti. Taip pat turime nedidelį gabalėlį geležies vilnos, angliškai vadinamos steel wool. Tai taip pat puikiai priemonė, kuri lengvai įsidega nuo kibirkšties, tačiau ją galima taip pat uždegti, panaudojant bet kokią bateriją, telefono, pavyzdžiui, ar elementą iš žibintuvėlio. Taip pat nedidelis gabalėlis popieriaus, kurį plonai susluoksniavus ir suplėšus irgi galima uždegti tiesiogiai nuo Fire Steelo arba kibirkštimi. Ir tolesnis etapas ugnies įžiebime ir palaikyme paprasta arbatinė žvakutė, kurią galime pasišviesti arba naudoti įžiebimui, galime iš jos išimti vašką ir sutrupinę panaudoti laužo įkūrimui. Taip pat 2 tabletės vadinamo sauso spirito arba kitaip heksamino. Puikiai tinka įžiebti ugnį, tą lengviausia padaryti peiliu priskutus drožlių, arba visą kubelį galime naudoti laužo užkūrimui. Tai ypač naudinga ir pravartu, kuomet aplinkui yra drėgna ir netgi mažos šakelės įsidega nenoriais. Taigi parodžiau vieną iš variantų, ką galime nuolat nešiotis nedideliame maišelyje ir kas mus gali išgelbėti bet kuriuose situacijose, kuomet prireikia uždegti ugnį.